Ir dar čia matau pasipiktinimų po keletų savo rilsiukų mano paskyroje, kad kodėlgi reikia mokėti, jeigu nesigavo ta minimali alga. Čia kalbame apie PSD, privalomąjį sveikatos draudimą. Tai dar kartą primenu. Kiekvienas Lietuvos pilietis turi mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, jeigu jisai niekur nėra draustas, nedirba pagal darbo sutartį, neaugina mažamečių vaikų, nėra pensininkas, neturi negalios. Žodžiu, pilietis, kuris galėtų dirbti, užsidirbti pinigų, bet nieko nedaro arba nėra užimtumo tarnyboje, toksai žmogus turi mokėti 80,48 € 2026 metais privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Bet jeigu toksai žmogus vykdo individualią veiklą pagal pažymą, jam tą minimalią įmoką reikia irgi mokėti kiekvieną mėnesį. Ir tada žmogus piktinasi, pajamos mažos, o kodėl dabar tą minimalią įmoką reikia mokėti. Tai piktintis nėra ko, tokie yra įstatymai, tokios yra prievolės ir kiekvienas Lietuvos pilietis tiesiog moka tokią privalomojo sveikatos draudimo įmoką. O jeigu norite nemokėti PSD, tai nežinau, reikia tuomet gal į užimtumo tarnybą registruotis, nes dirbantis pagal darbo sutartį irgi moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas, tik tai jam darbdavys išskaičiuoja iš jo algos. Ir jeigu net jisai įsidarbina, sakykime, taip vadinamų pusę etatų ir jo alga ten keli šimtai eurų, tai darbdavys sumoka, darbdaviui yra prievolė sumokėti nuo minimalios algos tą minimalią įmoką 80,48 €. Taip kad kiekvienas moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Ir vykdant individualią veiklą pagal pažymą, jeigu, sakykime, jūsų mėnesio pajamas yra 100 eurų, tai jūs nukeliaujat praktiškai į minusą, kadangi 80,48 € reikia susimokėti vien tik tai privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Ir viskas, ir daugiau. Tiesiog savo pinigų kaip ir nebelieka. Taip, kad vienintelė išeitis stengtis didinti pajamas ir stengtis uždirbti kuo daugiau pinigų, tada tas privalomojo sveikatos draudimo įmokos nebus tokios ir baisios. Taigi, pelningų verslų ir protingų sprendimų.